kaip pavyzdys odontologiniam paslaugom, jeigu taip pat viešojo sektoriaus, taip, tai skiriama yra 2,5 € vienam žmogui nuo prisirašiusio paciento. Tai sakykime, jeigu jūs, Raimundai, Jonai, Auristida ir aš esame prisiregistravę prie savo šeimos gydytojo, ta įstaiga, jeigu jinai pati užtikrina odontologinės paslaugas, jinai tokią prievolę turi užtikrinti odontologinės paslaugas, kurios yra apmokamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo, tai ta įstaiga gauna už mus 10 €. Už mus visus 4 per mėnesį. Tai apie šitas priemokas nėra jokios kalbos ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, antrinio lygio ortodonto, pavyzdžiui, konsultacija yra 27,05 €. Na tai tikriausiai puikiai suprantame, kokios yra ortodonto gydytojo, kokie yra paslaugų įkainiai realūs ir kiek yra valstybė apmokanti. Kitas toks pavyzdys čia apie įkainius kalbant, kur labai dažnai, pavyzdžiui, mes susidurime, kaip lietuvių toks sveikatos bruožas, taip liaudiškai tariant, esame širdininkai, tai ir daugiausia stacionarių skyrių yra kardiologinių, tai konsultacija yra 33,16 €. Toks yra įkainis. Tai jie realiai šitie įkainiai, jie nedengia netgi savikainos gydytojo atlyginimą.